Labas rytas. Po truputį galim keltis. Kol miestą pravažiuosiu. Ir bus šviesa visiškai jau 6 ryto. 6 valandos galas pabėgo. Tai vakar paprastai radau. Pavažiavau, pamačiau nusileidimą. Pamačiau, kad šiek tiek aukščiau čionai. Ir viskas. Ir puikiai pavyko pernakvoti. Ryto karšta. Grįžau į tą kelią, kur jau važiavau. Čia sankirta. 100 kilometrų žinau kelią. Saulė kyla. Šiandien bus karšta diena, jau dabar galiu pasakyti. Param. Ir šitam keliai blogiausia nelabai yra kur pasislėpti. Einam dabar. Pasižiūrėsim, kur ten ta skylutė, reikia užlopti. Taip šuniukai miega. Servisiuką dviratukai. Šita priekinė jau buvo lopyta 2 kartus. Šitas daiktas tikėtina, kad galėjo man, matot, padarytą mažytę skylę. Ir aš jas dabar nerandu tos skylutės. Jinai bus labai maža, dėl ko va taip ir prisigaudai visokiausių šiukšlių. Kelyje reikia ištraukti. Kaltininkas atrastas. Žiūrėkit. Apmečiau. Skylutę. Šitą reikia užlopyti. Nes aš turiu dar vieną naują, bet aš norėčiau naujas nenaudoti. Lopyta 2 kartus. Šitą lopyta 2 kartus. Ir viena nauja dar yra. Tai tą įdėsim. Tai praktiškai jau reikia vis tiek dar naujų nusipirkti. Čia patie kartų lopyta, kad... Šitam ratuke turėtų būti dabar viskas gerai. Oi, kaip nemėgstu to galo užtempinėti. Kasdienybė, keliaujant dviračiu, žinokit. Viskas. Važiuojam toliau. Iki miesto dar 13 kilometrų. O aš nebeturiu nei maistą ir truputį atsigerti ir čia nieko nebus. Ir karšta labai, tai tiesiai į parduotuvę, atsigerti, pavalgyti. Okay. Šitas litriukas eis per 2 minutės. Gavau internetą, tai manau važiuojam į viršų link Burgas. Mes lengvai pasieksim vėliau Bukareštą. Čia galima visais keliais važiuoti. O Bulgarijoje aš jau turėsiu internetą. Aš tik Turkijoje neturiu. Pasižiūrėjau, ką reikėjo, tai iki Burgo 120 km. Tai lekiam. 1400 metrų sukilimo. Tai reikia nusipirkti, atsigerti būtinai dabar. Reikia pavalgyti. Tam į Bulgariją ir aplankysim dar Burgą to pačiu. Jūs įsivaizduojat? Vėl. Viskas buvo gerai, važiavus į miestą. Ir ne vieną problemą, tai kita problema. Įsprendi vieną problemą, gauni kitą problemą. Žodžiu, čia radau. Pakeičiau. Jau nebe taip sunku ir su pompa pūsti. Vis dar nieko nenusipirkau valgyti.
vis kažkas atsitinka, tai pamiršti po to. Kai taip karšta, nieko nesinori net valgyti, ateini į parduotuvę ir atrodo, nieko nėra apart ledų. Pasiėmiau dar šokoladuką, kuris ištirps. Dabar pati karščiausia saulė. Slyvas susirinko nuo žemės ir valgo, net neplovė. Turim daug atsigerti, tas gerai. 2:30, tai kiek? Apie valandą sugaišau viskam, judam atgal į trasą. Grįžtame į Bulgariją. 4 dienos, saulė kaitina, laikas pavėsiukui, dar kol turiu šalto gėrimo. Reikia gerti. Tuose mano tašiukose labai gerai laikosi. Šaltesnis toksai gerai. O tokiam dienoms, kai išeina labai. Vanduo reikia pasipildyti. Įsivaizduoja 25 kažkur kilometrai nuo miestelio ir aš jau į pabaigą. Dar 10 kilometrų iki sienos. Tai čia tikėtina reiks į kalną kilti. Labai panašiai kaip iš Makedonijos iki Bulgarijos, tas pats iš Turkijos į Bulgarijos. Varom tą vandenuką. Kilometrų dar valandą važiuosiu. Jeigu vėliau irgi toks kelias bus, tai aš labai sunkiai Burgas pasieksiu miestą. Oi, šaltas. O, dėk, gerai. Man dreba kojas. 40 kilometrų jau aukštyn šiandien. Pasižiūrėkit. Reiktų. Žiūrėjau. Važiuojam toliau. Pikta. Bet šitų kelių vis tiek mažiau eismo. Kažkaip smagiau. Pavėsa yra. O ten grįžti iki Edirnės, Turkijos, tai šurmulys, daug triukšmo, daug mašinų. Dirba kojas. Ir rankas dirba. Kūnas dirba ir dviratis dirba. Pagaliau. Jau manau, kojos tai nebelaikys. Vos neatsitrenkė. Gavau lauktuvių. Pailsiu, jau pasidėjau. 7 val. Vakaro, 122. Vėl Bulgarijoj. Thank you. Dabar vien mišku, reikia gyvenvietės Lakvynai, nes čia visą laiką toks kelias bus iki Burgo. Dar truputėlis bus gyvenvietė. Laikas tenais to, nes nebeminsiu jau šiandien. Užtenka net kilometrų, jau kaip vakar 140, tai come on, tokiais keliukais. Pasiekiau miestelį. Apsirengiau. Pasirašiau nakčiai. Oi, kai man miškas nejaukus yra. Kaip aš čia nenoriu dabar būti. Nepatinka. Pasižiūrėjau per programėlę, tuoj baigsis šitas miškas. Viskas jau matosi šviesos gyvenvietės. Tai labai gerai. Iškart ramiau man. Nes kai taip tiesiog tarp miško važiuoji, nieko, tylu, ramu. Visokiausi garsai krepšta. Daržalios akis, kai išlenda iš kokio miško, tai irgi baisu pasidaro kartais. Vėl užsivėlinau. Nebūčiau aš. Ten kaip visada. Dievas man davė dovaną visur užsivėlinti.